Sveiki visi, įsijungia mano dar vieną video. Ir jo, kaip matot, aš esu MC Kingdom serveryje. Ir jo, norėčiau pasakyti jums vieną dalyką, jog kadangi dabar yra vasario 24, trečiadienis, kai filmuoju, tai penktadienį, šeštadienį jau bus šito serverio vibe. Tai jo, jei kas norite pradėti nuo nulio su visais šio serverio žaidėjais, tikrai kviečiu užsukti. Ir jo, taigi, ką darysiu šitame video, tai manau biškį pradropinsiu savo itemus, parodysiu, ką gero šiame esu nuveikęs. Ir manau, pradedam. Ok, visų pirma, rodysiu savo bazę, kuri jau nežinau, daugiau negu pusę metų čia stovi, niekas jos nenureidino, nes buvo šlaiminta visą laiką. Ir jo, čia jau irgi gana daug factionų buvo šlaiminę, tokių kaip SSRC, aišku, ne taip, kad jie pasivogė mano tą, bet kad man davė, kad kiti neužpultų ir nenureidintų, žodžiu, nemoku aš tos SSRC, pasakys normaliai. Revolution buvo, dar savo kažkokį buvau susikūręs. Jo, tikrai nemažai actionų čia buvo pergaminę. Ir jo, matot, čia daug potionų prisigaminęs, sakau, nelabai ir šiok moku. Čia tos setus gamindavau. Čia galvas, niekas čia vertingo galvų neturiu išskyrus, šito getrekninusius. Geras žaidėjas yra. Jo, čia savo bindinimus, kad nereikėtų ten po visus čestus ieškoti ir žiūrėti, ant kokių daiktų aš užsibindinęs, tai tiesiog česlai bolai, jump, pasiėmė, pasidėdė. Ir jo. Ir čia šiaip random irgi visokius vardų, blokų, vėl blokai, čia velšų, bakija maisto, ištas čestas, taigi čia mano armorai, čia yra iron, čia diamond, tai jų man reikėdavo angelo rasai, nes kadangi jie nešioja diamond setus, bet dabar jau neblašiu su angelu, tai mes suvagin dabar pasireičiau. Normaliai aš turiu, čia vėl, bet man atrodo, čia bet kokie setai, bet ne max, nes čia visi setai yra protection 4 ir breaking 3. Jo. Manau, čia viskas, kas čia dar, čia nieko, tuščia. Dar ender chestas yra. Jo, dar ant kito accounto biškai turiu, man atrodo, lygiai tiek pat. Reikės gal pasimti čia beaconų kristalų dėlių. Ir okei. Dabar tikriausiai prieisim prie kitos video dalies. Tai dabar matote priešais mane milžinišką pastatą, čia ne pastatas, čia tokia skylė, kurioje yra kaktusų ferma, ji nėra visiškai dabaigta iki lubų. Jo, ji priklauso man, plius esu dabar su kitu accountu. Jo, viską čia esu su factionu užsiklaiminęs. Ir jo, jei kas nežino, kaip ta kaktus ferma veikia, tai tiesiog padedi bloką, kad smėlis nenukristų, smėlį, kaktusą padedi ir po to tvorą. O tvora reikalinga tam, kad kaktusas, jei būna, pavyzdžiui, prie kokio bloko, tai jis iškart nukrenta, pavyzdžiui, žiūrėk. Matėt? Abudu nukrito. Tai kai kaktusas paauga iki 2 didumo, jis iškart
nukrenta į vandenį ir nuteka iki tokių hoperių, kurie surenkam ir įmeta į čestus, o iš često aš po to nuvarau į shopą ir parduodu ir gaunu daug pinigų. Ir jo, taip ir aš gavau tos visus opus iš akcionų ir taip toliau. Na šiaip, kam aš čia dar taip dėlioju, vis tiek nebereikalinga bus. Ir jo, labai didelė tikrai. Tai neklystu, kokį mėnesį statė nuo Vibe pradžios. Ir jo, čia yra Kem 8 ant Kem 8 blokų dydžio. Čia mūsų buvo pats pirmasis kambariukas, kai su draugu mes statėm tokiu vieną irgi. Paris nežinau, jis lyvino, va jo, Niks buvo kažkoks Nikas, arba Fluša, na žodžiu. Kai užmečiau akį grinai šitą vietą, pagalvojau, kad čia skeletono kiaušinis, bet čia šok, jo, nušokus į apačią, čia tie patys čestai, kuriuos nuteka, tie kaktusai, va, čestai pilna. Aš palieku, pavyzdžiui, čia FK ir per dieną visi čestai prisikaupia ir kai parduodu, gaunu kažkur 40 000 kingų. Jo, kingai yra šio serverio, nežinau kaip čia pasakyti, valiuto, man atrodo, taip, liktais. Čia yra dar šitų lapų ferma. Biški nelabai gražiai čia padaryta. Ir jo. Kaip ir viską parodžiau su šita kaktus farma ir jo. Manau, užteks. Taigi dabar priėjome prie mano faction, čia ne mano, čia tiesiog factionas, kuriame aš esu, narys ir jo, dabar čia yra SSRS factionas, kaip matot, čia vėl čestų yra, čia yra jau Iron Golemų farma, žymiai geresnė negu kaktusų mano, jo, vienas Iron Golemus spawneris, man atrodo, kainuoja 1 milą. Kaip matot, rusiškos vėliavos, čia dar kažkokia eglutė ar kas čia. Iš kalėdų lygtais, bet čia kalėdų seniai praėjo, nežinau. Ja. Kaip matot, zombių prisigyveno. Ir jo. Šio factiono vadai tikrai žiauriai gražiai moka statyti. Tai čia man pasidarė blemba, kaip rusas pradėjau kalbėt. Čia gal biškį pražudom šitų mobų. Čia velniai žino kas. Ir jo. Žiūrim kas tose pusėse. Čia yra slaimų ferma XP. Čia man atrodo plotai yra. Čia plotus tipo taip gražiai. Man atrodo čia vado namas. Čia kaip ir plotai. Jo. Buvo kažkoks žmogus ten. Ne iš mano factiono, bet ten mano net accountas. Aš jį jau išjungiau, bet kažkodėl užsibūdino žodžiu. Čia vėl bibi žino ką. Sorry už veiksmavimą.
Ir jo, manau, nieko nebėra ką rodyti šiame serveryje, nes nieko daug ir nenuveikiau ir manau, priėjome prie pagrindinės video dalies, tai yra išdropinsim visiškai visus savo daiktus, tai yra vertingiausius, nes ten nedropinsigi Coca-Cola, tai jo. Tai jo, čia jau kaip ir bus video galas. Jo, visi žmonės tikrai buvo patenkinti, kad ką išmėčiau ir jo. Kitas video bus kitą savaitę po Vibe. Dar net nežinau, ką šiame darysiu, bet... Ok, taigi, manau, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, jei patiko, like, jei norite daugiau pamatyti mano video irgi like, o jei... Nu, žodžiu, like, subscribe, nes jau čia kažką aš suvėliau.